Sveiki visi, šį kartą sveikinuos už Toyota RAV4 vairo. Servise 007 šį kartą sumontavom šiam automobiliui Prince dujinę įrangą. Jeigu mūsų Facebook'e ir viešoje erdvėje sekat, tai turėtų matyti, kad tai nėra pirmas automobilis mūsų montuojamas. Būtent šis konkretus automobilis Toyota RAV4 yra 2020 metų, 149 000 rida ir be abejonės puikiai važiuoja visų 100%. Iš tikrųjų dabar grįžinėjom ištestavę automobilį greitkelyje, autostradoje ir grįžinėjom į savo dirbtuves. Kaip ir visada, kiekvienas automobilis ypatingai su tiesioginiu įpurškimo varikliu, nes čia yra hybridinis 2,5 litro varikliukas. Jisai yra su dvigubu įpurškimu. Dvigubas įpurškimas reiškia, kad jisai turi 8 benzino purkštukus. Tai reiškia, 4 turi siurbimo kolektoriuje, kaip kad yra įprastai, ir 4 turi tiesioginio įpurškimo. Ta įranga yra pakankamai daug iššūkių, sakykime, įranga yra, kuriuos reikia įveikti, norint šį variklį puikiai, be priekaištų, be jokių klaidų skydelėje paleisti dujomis, bet su Prince sistema šis automobilis dirba puikiai. Ir kadangi pats tokį asmeniškai taipogi vairuoju, galiu tik paantrinti, kad jokių problemų su šia sistema ir su automobiliu nėra. Automobilis vasarą naudoja viso labo apie 0,5 litro, truputį galimai daugiau, 0,7 mano paskaičiavimu benzino ir apie 6,5 litro dujų. Tuo tarpu dabartiniu klimatu važinėjant jisai vartoja, sakykime, 1,5–1,7 litrus benzino su visais nuotoliniais užkūrimais, pašildymais ir apie 7,5 dujų. Tai jeigu pasižiūrėtume į skydelį, matom, kad vidutinė kelionės trukmė jisai čia šiuo metu yra skaičiuoja 7,1. Tai čia vėlgi trasa važiuojant, sakykime, ekonomiškai, tai tikrai 7,1, bet aš esu tikras, kad truputėlį daugiau tikrai bus važinėjant po miestą benzinu, tai benzinas turėtų būti apie 8, aš manau, tokiu žieminiu režimu, vasarą tarp 6–7, tai kaip kad ir yra pas mus. Taip, kad ta ekonomija, jinai vis tiek tokia gaunasi ir kadangi tai yra tikrai labai populiarus automobilis mūsų gatvėse, tai visiems, kas važiuoja, sakykime, daugiau nei 10–15 tūkstančių kilometrų su šiuo automobiliu per metus, tai kviečiu paskaičiuoti, pasvarstyti, jeigu bus įdomu susisiekti, nes dujinę įrangą mes jam turim, galim pasiūlyti. Automobilis važiuoja absoliučiai identiškai taip, kaip jisai tą daro benzinu, tik tai, kad degalinėje reikia pilti tą kurą dvigubai pigiau ir tikrai labai smagu tą daryti. Tai reikia taipogi paminėti, kad balionas atsarginio rato vietoje RAV4 modelį montuojamas taipogi pakankamai didelis. Priklausomai nuo baliono tipo jis gali būti nuo 69–74 litrų talpos. Tai galima užsipilti tokį kiekį, kuris leis beveik 1000 km įveikti vien tik tai dujomis vienu užpilimu. Tai tikrai labai patogu ar kelionėse, ar tiesiog, kad ir šiaip važinėjant po tą patį miestą. Tai jeigu bus įdomu, kas ir kaip ir būtent šiuo atveju yra sudėta, kaip kas atrodo variklio skyriuje, tai tikrai pasižiūrėkit, aš kelsiu sekantį video apie tai. O tie, kurie norėsit sistemos, drąsiai susisiekit, mielai servise 007 pagelbės. Ačiū.